Kažkur girdėjau istoriją labai gražią, kad sako, ateinam į svečius, mano vyras visoms net gėlių atneša ir dovanų, o namuose mane muša. Aš nieko nesu iš jo gavusi. Jie į visuomenę infiltruojasi labai gražiai. Jie labai mandagus, jie žino, ką sakyti, jie žino, kaip manipuliuoti namuose, jie žino taip pat, kaip manipuliuoti visuomenėje ir kaip tai moteriai, kuri jau užspausta, atribota nuo artimųjų, tarkim, galbūt nebeturi finansų, nebeturi darbo, likusi grinai namuose, atsidavusi tai žmonos pareigai išeiti iš to santykio, nes mano visi draugai yra jau jo draugai. Mano šeima jau yra jo šeima. Ir ta šeima, ką sakys, ar į kelionę galbūt išsiveža. Bet kad prieš tą kelionę tu buvai stipriai sumušta, niekas nežino. Nes moteris slepia. Nes už to slypi daug gėdos ir kalties. Nes juk tu pati kalta, juk tu pati pasirinkai. Ir išeiti iš to santykio yra labai sunku. Nepaisant to, kokia tu atėjai santykį nepriklausoma, kokia drąsi ir tikinti savimi, tu iš jo dažniausiai išeini visiškai be savivertės, nes tu esi patikėjus, kad iš tavęs niekos nebebus. Tai tikrai patvirtina, kad aš esu nieko verta, nes jeigu aš būčiau kažko verta, man kažkas padėtų turbūt.